Sveiki, raideriai! Marius čia, kaip įprasta. Vėl savaitgalis. Ir šios dienos apžvalgoje labai neįprasta kombinacija. Elektrinis paspirtukas, akivaizdu, ir moto kostiumas. Ar tai naujas trendas? Naujausias mados klyksmas? O galbūt perlenkta lazda? Apie tai visai netrukus. Kiekvienas naujas šio kanalo subscriberis padeda man kurti panašius video kaip šis. Pasiruošę? Važiuojam! Šio video rėmėjas nėra jokio rėmėjo. Esu tik aš, mano nuomonė ir mano patirtis. Kiekvienais metais elektriniai paspirtukai tampa vis greitesni ir galingesni. Todėl nenuostabu, kad raideriai pradėjo rūpintis įvairiomis apsaugomis. Šalmai, pirštinės, alkūnių apsaugos, kelio apsaugos, nugaros apsauga, klubų apsauga ir taip toliau. Švarkai, kelnės. O kas jeigu? Viską galėtumėte turėti vienoje vietoje. Vienas iš variantų – moto kostiumas. Moto kostiumai atrodo agresyviai ir tuo pačiu labai stilingai. Juose dažniausiai būna visos įmanomos apsaugos. Ir tuo pat metu jie puikiai apsaugo nuo vėjo, todėl puikiai tinka važiavimui šaltesniu oru. Jei ieškote kostiumo, pirmiausia turite nuspręsti, kurio jums reikia. Vienos dalies ar dviejų dalių. Vienos dalies kostiumas. Iš esmės, skirtas važiavimui trasoje. Jis būna kiek saugesnis, tačiau tuo pat metu ir mažiau patogus. Kalbant trumpai, jis skirtas motociklams. Tuo tarpu dviejų dalių kostiumas dažniausiai būna kiek patogesnis ir yra skirtas kasdieniam važinėjimui. Jeigu kažkur stabtelėsite užkasti ar išgerti kavos, kaip dažniausiai būna važinėjant elektriniais paspirtukais, galėsite bent jau nusimti viršutinę kostiumo dalį ir vis dar atrodyti normaliai. Na, beveik normaliai. Arba netgi galėsite miksuoti viršutinę kostiumo dalį su džinsais. Kas bent jau mano nuomonė atrodo šiek tiek keistai, bet vėlgi, kiekvienas turi savo stilių. Esu tikras, kad moto kostiumuose esate pastebėję aerodinaminę kuprą, kuri iš esmės yra skirta pagerinti aerodinamikai už jūsų šalmo. Bent važinėjate 150 km/h greičiu, žemai pasilenkę, priešingų atveju jums jos nereikia. Dydis. Žmonės kalba, kad dydis nesvarbu. Tačiau, jeigu kalbame apie moto kostiumą, svarbus. Net labai. Kostiumą, kaip ir daugelį kitų dalykų, šiais laikais galima nusipirkti internetu. Kas yra labai greita, patogu ir paprasta. Tačiau, jei tik turite galimybę nueiti į normalią parduotuvę ir normaliai pasimatuoti, būtinai taip ir padarykite. Ypač svarbu, kad kostiumas būtų aptemptas, bet ne per mažas, kad neribotų jūsų judesių laisvės. Bet tuo pačiu ir ne per didelis, ne per laisvas, kad vėjyje neplevesuotų kaip parašiutas. Ar vėliava? Apatinis kostiumas. Be jo neapsieisite, jeigu nenorite, kad jūsų prakaituota oda priliptų prie kostiumo vidinės pusės. Jį lengva išskalbti, skirtingai negu moto kostiumą, kurio, manau, nenorite prakaituoto ir neįtin maloniai kvepiančio. Esmę, manau, supratote. Taigi nėra priežasčių nedėvėti apatinio kostiumo. Rimtai. Pirštinės. Svarbu, kad nebūtų per laisvos. Ir puikiai jaustumėte vairą, akceleratorių ir stabdžius. Batai. Na tai ne motociklas, o jūs stovite. Todėl svarbu, kad batų padai nebūtų slidus. Dėl viso kito siūlyčiau derinti prie jūsų kostiumo stiliaus. Arba prie džinsų, jeigu jau taip pasirinkote. Kokias apsaugas naudojate jūs? Jeigu jokių, įsigykite bent jau šalmą. Bet kokį šalmą. Tikrai bus geriau negu nieko. Ir gal dar pirštinės? Ką manote apie elektrinio paspirtuko ir moto kostiumo kombinaciją? Stilinga ar perlenkta lazda? Pagal ką renkatės apsaugas jūs? Pagal stilių? Pagal kainą? Pagal saugumą? Pagal viską? Lauke plus 20 jau visai čia pat. Tikiuosi. Ir jau bus galima drąsiai sukti kilometrus naujame sezone. Tegul jis būna geras.